Daug prisiregistravusių. Labai daug. Monika, tavo geriausias. Darai. Nes jos vardas Dovilė. Dabar. Ką? Tu vadovė taip nebus. Ateikit pas mane. Kaip kelionė. Labas, aš Vigvėda. Jo. 4-6-0. Daimas, žinai, panašiai, ten ir ten. Dalyvausi vien jaunimo dienoj ar vien piligrimystė ir jaunimo dienoj? Prie mūsų tikimo tau nebereikia. Klemono rekomendaciją turi? Gabrielė? Turi. Gerai. Pirmą kartą dalyvauji pas mus. Ar dalyvausi ir jaunimo dienos, ar tik piligrimystė? Čia kur bus? Jaunimo dienos. Kartais visai. Gerai, žiūrėkit. Kiekviena piligrimystė prasideda nuo labai paprasto dalyko. Nuo bent jau elementaraus jūsų susipažinimo trupučiuką peržengimo jūsų baimį. Aš nežinau, keliese jūs augat šeimoj, labai retas, kuris iš jūsų turbūt auga 52 žmonių šeimoj, ne? Kas nors auga tokio šeimoj ar ne? Ne, gaila. Tai labai dažnai yra taip, kad atvažiuoja žmonės į piligrimystę ir būna labai nedrąsu, nes čia visi kai kurie jau vieni pažįsta. Skaičių. O tu čia mane iki pat kampo ir taip. Dabar pasirinkit bausmę, jeigu neįvykdysit, ką visi darysit? Pritūpkė. Kiek pritūpkių darysit? 1, 3 ar 10. 5 varkalius pritūpkė. 30. Ką turi padaryti? Nežinau. Ne, tai dabar su žodžiais, po to be žodžių padarysim. Aš nežinau, ką jie turi padaryti. Taip. Liko 40 sekundžių. Realiai, vis tiek jie darys tas pritūpkės. Tik tak, tik tak. Budeliai. Tik tak. 10 sekundžių. 19, 20 ir 20 ir 20. 20, užfiksuokit. Dar kartą 20. Va, 21, 22, 23, 24. Martina, 25. Marija, 26, 27, 28. Jokūvai, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 5, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 40, 50, 60. Padarė. Man irgi kaip šiandien žaidas. Самурай, все, самурай. Самурай, viskas. Ne. Gerai, komanda, Sakyk tą patį. Gerai, šičia iš tikrųjų nėra nei kažkoks labai super duper mokymas, nei kažkas tokio. Mes
norim padaryti bendrą įvadą, ypač tiems, kurie yra pirmą kartą ir kurie galbūt nelabai žino išvis, kaip čia ir kodėl čia atvažiavo. Nes ten eis koks nors Gedrukas, ane, su Vilma, į savo mikrofonus ten skaitys maldas, ane, o visi atidarė kakarinę. Nes labai svarbu pasišnekėti su kaimynėmis, dzin, kad mes. Tai pirmas dalykas – netrukdyk. O jeigu kažkas man trukdo, tada būt drąsiam pakankamai pasakyti ša. Būkit patys savo suolų seniūnais. Jeigu kažkas suolę pliurpia, tai kažkaip bent jau žvilgsnių nužudyti. O jeigu matot, kad priešais šnekas, tada išsitraukite žodžių per pasaulį. Normaliai. Tada dar vienas dalykas. Mes matom, kad mišios yra turbūt pati stipriausia malda, kurioje mes čia meldžiamės šitoj kelionėje. Ir todėl mes jums primiktinai siūlom. Tai galbūt nėra labai privaloma, bet vis tik tai privaloma. Nebent jau labai nespėjai, bet mes tikrai jums labai primiktinai siūlom prieš mišias ateiti bent 7,5 minutės anksčiau į koplyčią ir likti šičia grinai tyloj. Tokioj tyloj, kad per pusiau pravirą langą girdėtųsi kaip mūkia karvės arba loja šunys. Tyloj sugebėtumėt atnešti kažkaip savo buvusią istoriją. Sakykime, šį vakarą mes dabar aukosimės mišias, tai ta tyla bus skirta tam, kad jūs sugebėtumėt surinkti savo metus nuo praeitos piligrimystės ir atnešti tą savo pasikeitimą šičia viešpačiui. Kad dalyvautumėt mišiose ne šiaip kaip įkritę, nežinau, varlėtę į grėtinį, bet kad jūs ateitumėt į mišias su paruošta širdimi. Kad jūs jau pasilgtumėt kalbėjimo. Jūs pasilgtumėt žodžio ir tada iš tos tylos jūsų kalbėjimas jau būtų vien kalbėjimas viešpačiui. Kaip mišių atliepai, giesmės, kažkiek žodžiai taptų brangus. Bet kol tas komunikantas jų visai ištirpsta, tai praeina mažiausiai 20 minučių. Tai jūs suprantat, kas vyksta. 20 minučių po komunijos jūs esate tabernakulį. Mes prieš jūs visi turėtumėm klauptis, kaip klauptumės prieš tabernakulį, nes jūs nešiojatės Jėzų, kuris dar yra ostijų visi. Ir jeigu jūs po mišių išvarot ir pradedate ten pliusnėti, tai reiškia, kad jūs Jėzų, kaip pasakyti, verčiat tai daryti. Užuot likę su juom, kaip pasakyti, turbūt, nežinau, man atrodo, kad tai yra paties didžiausio katalikiško kaimo momentas, nuo tos 20 minučių po komunijos. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ateikite, įsipilkite sriubos ir valgykite. Dar yra sriubos. Dar 5 žmonėms, jeigu stori. Kaip Laurynas myli Gintą, o Gintas myli Lauryną, kad net negali paleisti. Yra meilė tik tarp vyrų. Bet jau geriau? Gal kartą. Jau geriau. Ką tik persirengiau. Aš irgi. Stop, sūnau mano! Sūnau mano! Kam reikalingi mokymas? Reikalingas mokymas yra tam, kad... Aš žinot, kas yra parašyta Jono Evangelijos 17 skyriaus 3. Pažinti tave ir tavo sūnų, mūsų Mesiją, viešpatį Jėzų Kristų.
mes būtumėm dundukai, jeigu sakytumėm, kad mums užtenka pirmos komunijos mūsų, ir kad mums nebereikia tobulėti. Suprantat, atrodo, kad yra tam tikras atoveiksmis. Dievas, jisai pašventina visą kūrinyje. Jisai ją pašaukė, kad jinai būtų jo. Ir kūrinyje, jinai pati atsiliepia. Yra daug eilučių, pavyzdžiui, kur taip labai gražiai sakoma, ne? Vat, kalnai šokinėja iš džiaugsmo šlovindami tavo vardą. Medžiai ploja rankomis, garbindami tavo vardą. Ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, yra tam tikras atoveiksmis. Dievas šventina kūrinyje, o visa kūrinyje liudija Dievo šventumą. Kad jis yra kitoks. Kad jis yra tobulesnis už visą. Kad jis yra kūrėjas. Ir dabar žiūrėkit, kaip kalba Dievas apie žmones. Jisai sako, kad mano švento vardo neišniekinkite, kad būčiau šventas tarp izraelitų. Aš esu viešpats, aš jūs pašventinu. Atrodo, kad žmogus turi galę Dievo šventumą arba palaikyti, ne, arba jį sugriauti. Pasakykit man, Tėve, mūsų maldos pradžią. Tas pasakymas, tiesie šventas tavo vardas, yra būtent šitas labai labai giliai kūrinyje įrašytas Dievo noras, kad kūrinyje atsilieptų į Dievo šventumą, toks labai dažnai lietuviškai skamba, šventindama Dievo vardą. Paimkit kas nors iš jo moterį. Kodėl Dievas myli nuodėmę? Dievas iš tikrųjų nemyli nuodėmės. Nuodėmė viso labo tai yra pasiekmė. Čia jis labai gražiai pradėjo apie laimę kalbėti. Ir aš tą mintį tiesiog pratęsdamas. Ar žmogus iš tikrųjų gali būti laimingas be Dievo? Be Dievės. Tikrai, pasižiūrėkit. Mes sutinkam tokių žmonių, ne, kurie niekščiai būdami patys didžiausiai, jie pasižiūrėkit, kokie laimingi. Mašinas geras, namai, mergas gražias.
Jeigu žmogus nebūtų laimingas be Dievo, jis nebūtų laisvas. Dievas būtų kaip priklausomybė, kaip narkotikas, kaip alkoholis. Ir kaip yra va čia su ta vat nuodėme. Nuodėmė atsiranda tada, kai prasideda tada, kai žmogus visiškai užsidaro ir nenori matyti Dievo, nenori pažinti savo gyvenimą. Nuodėmė yra gyvenimo savo. Nuodėmė apskritai tai yra ryšio nebuvimas. Viešpatie mus ir brangias dovanas šias, kurias iš tavo dosnumo dėkingi valgysime, dalinki šiom dovanom, mokinki mūsų visais, o ypač meilę ir duoną su tavo tėve vaikais. Prašom per Kristų, viešpatį mūsų. Amen.